Mes rasti tendencijas, pagal kurias būtų galima nusityti, ar žirgas šiandien laimės. Na, specialistai išskiria keletą aspektų, ar žirgas gerai jaučiasi aplinkoje, ar jis atsipalaidavęs. Būtinai atkreipkite į tai dėmesį ir galbūt įvertinkite, ar žirgo kailis blizga, akys ramios, skaisčios. Tai yra labai geras. Jau ant žirgo Gabrielė Švabinskaitė. Tad laukiame starto. Taigi duodamas startas, pajuda žirgai. Na ir kaip kalbėjom, pirmasis tolimas posūkis. Čia gal nėra labai svarbu iš karto įsiveržti į priekį, 2 ratai. Labai ilga distancija, na ir panašu, kad ir žirgai nespaudžia tiek, kiek gali. Žokėjai bando jos tausoti, kol kas visi kartu. Įveikia tolimąjį posūkį, na ir dabar tiesioji. Kol kas didesnės kovos nevyksta. Na ir ko gero laukime pirmojo rato pabaigos, po to turėtų prasidėti taktinė kova. Kažkurie iš žirgų turėtų spurtuoti. Night Sky šiuo metu priekyje. Kumara antroje pozicijoje. Tačiau visi žirgai dar turi tikrai labai geras pozicijas tam, kad pakovotų dėl pergalės šiame bėgime. Įveikiamas dar vienas posūkis. Na ir po truputį Night Sky pradeda didinti tempą, pradeda forsuoti. Pažiūrėsime, ar visi žirgai atlaikys tokį sumanimą. Vienas ratas netrukus bus likęs. Night Sky priekyje, visiškai šalia jo Kumara, kiek atsilieka Akcent. Na ir po to Laudersas ir Itran. Paskutinysis ratas. Tolimasis posūkis. Kol kas visi žirgai bėga kartu. Visi žirgai kartu ir tikiu, kad dar visi tiki, kad jų žirgas, jų spėtas žirgas bus greičiausias. Vis dar prieki Night Sky. Diktuoja tempą jau daugiau nei 1 ratą. Kiek atsilikęs atrodo Lauders. Tačiau dar tikrai netoli nuo lyderių. Night Sky po truputį praranda savo pozicijas. Namų posūkis darosi karšta. Visi 5 žirgai į namų posūkį atbėga kartu. Ir veržiasi priekį Itran. Panašu taip, kad Itran bus pirmasis finišo tiesioje, tačiau visi 5 žirgai puikiai laikosi kartu. Ir dabar jau paskutinioji tiesioji. Na, spaudžiam. Itran kol kas priekyje ir stipriai priekyje. Tačiau vejasi Itraną Night Sky. Night Sky vejasi. Ar užteks Nitranui? Taip. Nitran laimi. Prie padoko ten pailsės dar truputį. Po to be abejo užleis vietą trečiojo bėgimo dalyviams. Trečiajame bėgime grynakraujų jojamųjų veislės.